gavau pasiūlymą, ne pasiūlymą, o tiesiog gavau kaip ir nurodymą iš Kėdainių teismo parvežti narkotikus į įstaigą. Aš žinau, kad mane veš į Kėdainius į teismą ir buvusio mano draugo brolis nurodė, kad bus padėti narkotikai ir kad man jas reikia parvežti. Gailiesi, kad tada pareigūnas pranešai turbūt, ne? Tai aš. Taip. Bet žinot, aš kaip ir neturėjau iš tikrųjų kitos Jo, ką tu būtum daręs, jeigu tu būtum nepranešęs, bet nepaėmęs, būtų tas pats. Taip. O jeigu būčiau paėmęs, o jeigu pagaus 10 metų sėdėt dėl kažko tai, kad kažkas tai užkaifuos, kad kažkas tai žmonom būtų pripirks. Ne kiekvieną dieną nuteistieji eina iki to, kad pareiškimus rašyti. Čia labai didžiulė rizika, kai tu rizikuoji savo gyvybę, netgi galima sakyti. Kalėjime. Taip, laisvė bijo, kiti parašyto čia kalėjime. Taip, visa administracija buvo, mane paskiria į vieną didžiausių lokalinių sektorių. Kur labai daug žmonių yra, ne? Be galo, kur daug žmonių. Paaiškinau, sakau, aš pavardės, nurodžiau viską, kodėl negaliu, kaip, kas. Man pasakė, kad mane už parankių paims ir nuves į tą būrį, jeigu aš atsisakysiu eiti. Sakau, baikit jūs juokaujat, sakau, nebe tie laikai, nebe kaip anksčiau būdavo, taip, tikrai visko būdavo, bet sakau, nebe tie laikai. Aš taip pagaunu vaizdą, kad nei vienas registratorius neįjungtas. Aš pareinu kamerą, praryju 2 sprandžinas ir praryju 2 skutimus į peiliukus. Sakau, būdintis tokia, sakau, situacija, sakau, aš netgi, sakau, bijodamas dabar prarijau, sakau, kokius, sakau, jūs per prievartą mane vesit. Tai va šitas būdintis tikrai, sako, tegu, sako, jie patys ir tempėsi, sako, aš, sako, tikrai nesikišiu. Ir dabar esu uždarytas drausmės grupiai, vadinamoj, ne todėl, kad kažką sumušiau, sužalojau, pavogiau, sulaužiau ar dar kažką. O dėl to, kad atsisakiau eiti į man paskirtą būrį. Aš iš vis mandagus žmogus, esu ramus, aš va dabar Lietuvos rekordą netgi siekiu, kad aš iš origami detalių darysiu didžiausią Mickey Mouse dabar šiuo metu darau. Čia kalėjime? Taip. Čia narkotikai labiau prieinami negu laisviai. Laisviai nenueisi, į skolą nepaimsi. Taip, čia tik laisvai. Čia tik duoda, o jeigu dar moki sukčiauti, tai dar tu ir telefoną duos, sakys, davai. Gyvena kas kaip moka. Sakai, 6 kartus teistas, ne? Taip. Teistas, ne, sėdėjęs 6. Ai, sėdėjęs? Teistas 13. O, tai dabar žiūrėk, tai kiek tu metų kalėjime praleidęs realiai? 12. Mano draugas darydavo tos TikToko laivus vadinu, aš jam iš pradžių sakydavau, nerodyk, sakau, sakau, nerodyk. Sako, nebijok, sako, kuo tu daugiau, sako, bijosi, sako, to, sako, tave greičiau ir paėmė. Pats pradėjau laivus daryti. Pareigūnai nesusisiekė? Ne, tik tai kaip atvažiavau į Kauno kalėjimą, atvažiavau, atėjo tas kažkas toks Kęstutis darbuotojas, atėjo, sako, ką tu, sako, žvaigždė. Sakau, norit pasakyti, matėt? Sako, mačiau ir ne tik aš, sako, mačiau, Jėzus, sakau, kokia gėda. Labą dieną, esu Paulius Vaitkūnas ir norėčiau papasakoti apie savo patirtis Marijampolės bei Pirmapradniškių kalėjime. Nuo kada esi kalėjime? Nuo kada šią bausmę ar apskritai? Tai turbūt jau ne pirmą kartą nesėdė. Ne pirmą, 6. 6 kartą, ne? Tai dabar skaitosi nuo kada esi? Dabar esu nuo praeitų metų, rugpjūčio 21 dienos. Pravieniškėse iš pradžių sėdėjo, ne, bet į kalėjimą patekai, pats grįžai, tavęs ieškojo, buvo paskelbta paieška tarptautinė. Taip, tai kas nutiko, kodėl tu atsidūrė už tų grotų? Reketas, žmogų reketavo. Geras. Su pažįstamu draugu reketavom žmogų apsauginį ir po 3 mėnesių jis kreipėsi į policiją ir iškėlė bylą. Dėl ko reketavot? Pinigų. Tai aš suprantu, kad ne dėl kažko kito. Dėl to, kad jis nestojo nuo vienos panelės tiesiog. O, meilės dramos? Taip. Nu ir gavot pinigų? Taip. Tai gerai, gal paskui. 7 000.
Eurais čia ar litais dar? Eurais. Euras. Tai gal apie tai paskalbėsim vėliau, o dabar... Papasakok, tau sekas tam kalėjime, kiek čia sakei metai jau dabar, nes... Tai aš 11 mėnesių Taip. beveik. 11 mėnesių beveik jau kalėjime. Ir per tą 11 mėnesių, galiu pasakyti, patyriau jau tiek visko pamačiau, kad per 12 metų kalėjimuose tiek nepamačiau. Prieš tai, ne, kai buvai? Taip. Tai kas čia, tai kaip tik dabar situacija yra pasikeitusi, kalėjimai yra modernesni, kai kas gal ir modernizuojasi, kai kas ne. Daug yra nutylima, daug yra slepiama. Ir tiesiog norėjau labai papasakot apie patirtį pirmose Pravieniškėse, kaip savomis akimis mačiau, kaip nuteistasis numirė, jam buvo leista numirti. Kuria prasme? Audriui Steponavičiui tokiam. Jam buvo iš pradžių jam ausies uždegimas. Jį išsiuntė Pravieniškių ligoninės gydytojas, išsiuntė į Lavlą gydymo įstaigą. Ir parsiuntė atgal, jam išrašė vaistus, savaitę laiko pagerė jis vaistus ir jis pradėjo nebesiorientuoti. Pradėjo nebe į tą sekciją užeiti, pradėjo su juo niekas nebesusišnekėti, su dantų pasta pradėjo degtis cigaretę ir pareigūnai jį izoliavo 48 valandom, atseit jis pavartojęs narkotikų. Jį izoliavo. Testo jam nesugebėjo padaryti. Niekaip nuvedė jį pas gydytoją. Gydytojas irgi pasakė, kad pas jį vyzdžiai įsiplėtė, jis yra kažko tai pavartojęs. Jis narkašinė, žodžiu. Taip. Ir kitą dieną ryte aš atėjau, jis buvo parvestas į lokalinį pas mus sektorių, atėjau pas jį, jis gulėjo lovoje, jis taip dantis gremžė, dar pareigūną pakviečiau, pareigūnai bandė jau lyg į koją kabintis. Jis tikrai atrodė iš tikro kaip narkotikų pavartojęs, bet mes 3 nuteistieji kartojom, kad jis nevartojantis žmogus buvo, iš tikrųjų nevartojantis nei tablečių kažkokių, tai nei kažko. Pareigūnas nieko nereagavo. Tai ką jie tikės jums tenais, turbūt nelabai ir tiki, vis tik mato požymį akivaizdus, bet ir aiškinot apie sveikatos tą būklę? Taip, aiškinom, kad nevartojantis paprasčiausias žmogus yra, kad bent jau greitai kokią tai kviestų kažką, tai suprantat. Ir kokį praėjo gal 15 minučių po to pareigūnų išėjimo, žiūriu, krūtinė kilnojasi jo, bet jis pats nekvėpuoja. Pradėjau rėkti, atbėgo pareigūnas, sako, guldykit ant šono jūs jį, sakau, darykit dirbtinį kvėpavimą kažką. Ir tada jūs iškvietė pamainos budinti, kad jau reikia greitosios, atbėgo pamainos budintis, jį dar atgaivino, kad jisai įkvėpė oro, tada iškvietė greitą, bet jo nebeprikėlė. Jo nebeprikėlė, viskas, jisai numirė. Jūsų akyse, ne? Mūsų akyse numirė. Mūsų akyse numirė ir tada mes bandėm surasti jo giminės kažką tai, kad pranešti. O jo brolis buvo sėdėjęs atviroj kolonijai. Mes radom brolį ir aš pats su to broliu šnekėjau, sakau, užuojautą, sakau, nebėra Audriaus. Sako, ką tu čia, sako, nusišnekėjau, ką jis, sako, aš prieš 3 dienas, sako, su juo šnekėjau. Nebėra, sakau, tikrai. Ir jie savo pasiskambino į pirmų Pravieniškių administracijų įstaigą. Jiem niekas iš pradžių nepranešė, mes pirmesni pranešėm negu kažkas. Jiem pasakė, kad jis perdozavo narkotikų. Ir paskui padarė jam ekspertizę. Skrodimą padarė. Skrodimas parodė net vaistų, neparodė jokių narkotikų. Jis mirė nuo užleisto pūlinio į galvą. Pūliai ant galvos davė ir jis numirė. Tai kas čia kaltas? Čia labiau gydytojai kalti turbūt, kurie, jeigu jie gydė visai net neaišku ką. Tai gydytojai. Akivaizdžiai iš pradžių, prasme, po to vis tiek pagalbos nesuteikimas. Įstaiga. Jiems ir įstaigos administracija, netgi sakau, kai pasakė, kad nuo narkotikų numirė, aš pats netgi pas socialinę darbuotoją jau, sako, nes jam ruošė lygtiniam paleidimui socialinę darbuotoją. Jam nedaug buvo likę, beje, kažkiek tenais. Pusę kažkiek metų, kažkas tokio buvo likę ir jam ruošė dokumentus paleisti. Sako, socialinė pažinoji, sako, Audrius, sakau, pažinau vienoj, sakau, sekcijai, sakau, gyvenau. Sako, tai ko jis ten prisivartojo? Sakau, ko jūs čia, sakau, skleidžiat, sakau, net nieko nėra, net va, sakau, aš bendrauju su ta šeima ir sakau, jokių narkotikų absoliučiai nebuvo.
Ir niekas, nieko nereaguoja. O po to, kaip pareigūnai vis tiek jau žino, kad jūs paskundėt, ar kaip čia pranešėt, tiksliau. Taip. Ir pasakėt, kaip yra. Buvo tyrimas pradėtas. Buvo tyrimas kažkoks tai kažkur pradėtas ir buvo mums sugriežtintos sąlygos. Kodėl jums dėl to, kad... Aš nežinau, dėl to, kad galbūt gal paskundėm, buvo kratos dažniau daromos, į kitą sekciją negalėdavo išeiti, o šiaip taip leisdavo, ta prasme, ten eiti, pažaisti, dar kažką. Tiesiog buvo sugriežtintas režimas. Mum, būtent. Bet parodymus davėte, ne? Kažkokius jūs vis tiek aplausinėjo jūs pareigūnai dėl tos mirties tyrimo aplinkybės. Ne, tiesiog patys, ką žinot savo ir pasiliekate, ne? Dabar pasakai tiesiog. Taip dabar jau kaip čia esu. Tai niekas nesuragavo į nieką. Tiesiog labai gaila žmogaus. Ir iš mano miesto jis yra daug bendrų draugų buvo. Iš kokio miesto? Iš Kauno. Taip, iš Kauno. Gaila tiesiog jaunas. Mano pėdom irgi ėjęs amžinatelis tiesiog. Ir fainas žmogus tiesiog gaila, kad taip pat. Bet taip gyvybę buvo galima išgelbėti? Taip. Ir mama pasakė, kad buvo galima viską išgelbėti. Tiesiog užleista buvo liga ir viskas. Savaitį ten tada išrašė tų vaistų, baigėsi tie vaistai. O čia kaip ir pas mus, kaip ir su laikais, kaip ir sakydavo, tą pačią tabletę duoda nuo skrandžio, ar tą pačią tabletę duoda nuo ausies. Dabar tik keičiasi pavadinimas, dabar ibumetinas arba ibuprofenas. Tiesiog. Sugriežtino mums režimą. Iš karto, ne, po to, bet tai kuo jūs kalti, kuo jūs dėti, ta prasme, tai tavo kamerai, kad tai vyksta, tai, ką tu? Greitai, visokius tos vadinamosius barigas, tos, kur narkotikus stumdo, pradėjo spaust, viską pradėjo tiesiog spaust. Juos tai, kad spaudžia, suprantu, taip jie atlieka. Yra už ką. Bet mes, pavyzdžiui, kurie nedarom nieko blogo, tai kodėl mums? Kodėl mes turim kentėti? Ir paskui tave išvežė, ne, dėl to, iš Pravieniškių, ne dėl to, ne? Dar ne dėl to, paskui dar įvyko vienas ten įvykis, tai sugriežtino režimą ir buvo tokia Pavelo pareigūno pamaina, pati blogiausia, ir pabėgo nuteistas. Čia tas Tomas, kuris išėjo tiksliau gal, ne? Ir išėjo. Taip, išėjo. O per žinias rašė, kad pabėgo iš pirmų Pravieniškių nuteistasis, tai kaip žmonės ir galvoja, kad iš pirmų Pravieniškių, tai iš atviros, kaip visą laiką, nes pirmos Pravieniškės tiesiog ir išėjusi. Jo, aš dariau su juo interviu, įdomiai ten papasakoju. Tai o ko jūs kalti? Dėl ko jums griežtinti, prasme, gal visiems, ne? Tada jau tiesiog jau pradėjo, kad čia tokia pamoka, kad nesugalvotumėt, bet ne visi raktus galėjo pasimti. Visi gavom spaudimo, netgi aš tuo metu dar dirbau darbo zonai, siuvykloje, tai netgi padarė ten skaičiuotės. Kažkodėl tai tokių dalykų nebuvo. Grinai po to pabėgimo. Po to pabėgimo tai parą, man atrodo, praėjo ar dvi, pradėjo statyti ten kameras, atseit ten prie to įvažiavimo labai jau ten didelis, jie prižiūrėjo viską darė, nes tai niekas nieko ne. Taip, jeigu jis būtų neišėjęs laisvai atsirakinęs raktų nepasiejamas, tai niekas čia nebūtų ir buvę. Taip, tiesiog gaila labai to, gaila iš tikrųjų to prižiūrėtojai labai. Kuris ten tos raktais gaila, kur išvežęs ir tai to žmogaus gaila, iš tikrųjų, tikrai parodė jam pasitikėjimą. Bet tiesiog kam mums griežtinti. O galima kalinių kalėjime pasitikėti? Kaip? Kalinių pasitikėti galima? Nes šitą situaciją, su to bėgliu išėjikų parodo, kad galbūt ne. Ne, tikrai ne. Pas mus kalinius vis tiek yra toks tas dalykas, bėgti, eiti, kažką tai pridirbti, kažką tai daryti, vis tiek tas yra. Bet tau turbūt nebuvo kilusi mintis, kada nors pabėgti iš kalėjimo arba išeiti, pavadinkime, ne, jeigu būtų buvusi tokia galimybė, ką tu būtum padaręs, irgi būtum išėjęs? Ne. Nes šiandien tokia nedidelė bausmė ir parodytas didelis pasitikėjimas ir daug labai privilegijų tokioje darbo vietoje. Labai daug darbo privilegijų, tikrai. Tai ne. Būtų 10-15 metų, taip, pagalvočiau. Taigi, kas iš to? Vis tiek tave pagaus. Tam kartui tiesiog galvoju, apie tai negalvoju. Tam kartai negalvoju, 10-15 metų būtų, tai... Oi, ten kaip 2 metai, man atrodo, ir jam nedaug. Jo, ten buvo labai nedaug, bet jisai iš kvailumo. Tai tikrai ne.
Nebent būtų ten kažkokia tai galimybė tą atvirą papult dar kažką, tai ne. Ne. Man aš antrose Prauniškėse buvau, tai tos perimetrus tvarkydavau. Tai aš net oficialiai net nedirbau, tiesiog tam buvau uždarytas prie karantino, tai tiesiog padėjau kitam nuteistui. Man pareigūnai parodė tiesiog tą pasitikėjimą. Aš jau galėjau tada ten kažką. Taip. Bet ne. Jeigu daug metų būtų, tai manau kiekvienas. O kodėl jie parodo tą pasitikėjimą, ta prasme, jie paskui tikrai pasitikė, ta prasme, kad tu nepabėgsi, tarkim, ar dar kažko nepadarysi, jau vis tiek, jau galėdam, kai galėjai jau kažką padaryti tokio. Yra labai daug... Žmogiškai žiūri, turbūt, ne, jie negalvoja... Yra labai daug žmoniškų pareigūnų. Labai daug žmoniškų. Labai daug žmoniškų pareigūnų, kurie tik tai ateina tiesiog atidirbti. Žiūri ir į tą kalinį, supranta, kad čia nėra lengva, tikrai daug labai tokių pareigūnų yra. Ir čia daug labai tokių pareigūnų. Bet per tą pasitikėjimą ir nukenčia. Nes, pavyzdžiui, pareigūnas daug metų dirba, jam 2 metai iki pensijos lygiai kokie. Ir paskui šitą. Ir paskui per kažkokį tai... Bet paskui ir sužvėrėja tie pareigūnai. Tai vat ir norėjau sakyti, ką jam daryti, jie tai tiesiog... Sužvėrėja, bet ne visus baus. Ne visi, taigi kaip jie ne visi tokie patys, taip ir mes ne visi blogi. Ne, tai taip, visokių visur yra vis. Ne visi blogi. Ir po to įvykio gavau pasiūlymą, ne pasiūlymą, o tiesiog gavau kaip ir nurodymą iš Kėdainių teismo parvežti narkotikus į įstaigą. Kai tave etapą nuvežė į teismo posėdį, ne kažkokį... Taip, kai mane veš, aš žinau, kad mane veš į Kėdainius į teismą. Ir buvusio mano draugo brolis nurodė, kad bus padėti narkotikai ir kad man jas reikia parvežti. Dėl to, kad aš daviau parodymus prieš juos šitoje byloje. Aš kaip ir įsigandau už tikrą, nes iš karto 10 metų. Taip, pagaunu, minimum. 10 metų minimum, nuėjau kriminalinę žvalgybą. Pasiskundžiau, izoliavausi. Ir jie mane po savaitės laiko atgal pakėlė. Pakėlė atgal ir man tada tą vadinamą nalogą įkalė, kad aš tų narkotikų neparvežiau, kad izoliavausi, turėjau mokėtis pinigus. Šitiems, ne, tie, kurie, kiek už bauda tau tai buvo? Gavau pradžiai 500 gavau. Kažkaip pinigų kaip neturiu, pas mane tėvai tik tai. Ir mėnesį laiko iš tėvų, ką gaudavau, mokėjau dar. Ir tiesiog atsibodo. Nebeturėjau jau kaip sumokėti, kaip meluoti, kaip pratemti laiką. Izoliavausi vėl. Bet jau tada grinai parašiau, atsisakėme į būrį, parašiau, kad noriu kelti bylą. Taip. Iškelti bylą ir nurodžiau vardus. Aš ir pirmą kartą nurodžiau vardus, pavardės, kas padės, kur padės, negi tos narkotikus. Nieko nebuvo daroma. O į kalėjimą, į tą teismą vežė tave? Taip. Ir tie jau ir padėjo? Taip, viskas buvo. Bet tu ten nelėtai, o pareigūnai žinojo, kur tarkim, tenais, ne? Aš nežinau, ar konvojuojantis pareigūnai žinojo, bet kad... Kalėjimo kriminalinės žvalgybos žinojo. Tai o ką jie tau sakė, jie tau gerai informuoja apie tą, toks įvykis turi būti? Jie man irgi sakė neimk. Bet jie neišėmė, jie negaudė to žmogaus, kuris padės. Tai gal netikėjo tavim, ar aš nesuprantu, kas čia per nesąmonė? Aš nežinau, kodėl tai buvo. Bet jie pažinojo, tikrai žinojo tos nuteistosius. Tai gal jie toliau tyrimą tęsia, dažnai tos narkotikus jie paliko ir niekas nepaėmė, ne? Niekas nieko nepaėmė, niekas ten nieko netiesė. Čia toliau ta istorija iki dabar tęsiasi su tais nuteistais, jis mane iki dabar velkasi. Ir tada... Nes tu parašai pareiškimą vėliau, ne? Oficialiai jau. Parašiau pareiškimą oficialiai, tada buvau perkeltas čia. Dėl saugumo pavadinkime, ne? Daviau visus parodymus, viską davė kitas nuteistasis, netgi paliudijo parodymus. Ir aš esu dabar perkeltas į tą kalėjimą, kuriame yra to žmogaus brolis. Ir čia kriminalinė žvalgybai paaiškino situaciją, kaip yra. Pasakiau, kad daviau parodymus prieš jį kitose bylose, nes jis yra sukčius. Yra užblokuotas
barigų tų vadinamų sąskaitos, bachūrų kastos, tos vadinamos sąskaitos užblokuotos, mane pakelia į 11 būrį, vadinamą dinaminį, kurį daugiau stebi tiesiog, bet vis tiek su visais neteistaisiais susitinkė. Ir pasakė, kad ten viskas bus gerai. Praėjo 2 mėnesiai, mane pasivijo, sužinojo, kad aš esu ten ir teko vėl izoliuoti. Padarė ką nors? Nespėjo. Kas buvo, vis tik Nupilt. pakalbėjo, ne? Nupilt norėjo tiesiog tais fekalijom. Taip. Nupilt norėjo, iki muštinių nepriejo, paaiškinau šitą visą. Sako, tai tavęs nieks nesumišė, mes neturim, sako, jokių duomenų. Nieko nebuvo. Nieko nebuvo, nieko neįvyko. Tu sako, esi dinaminiam būry, kuris yra stebimas. Taip, dinaminis būrys stebimas, bet kiekvienam aukšte turi būti pareigūnų. Bet yra per 4 aukštus 2 pareigūnai. Pirmam tik tai sėdi, kuriam aš gyvenu, pareigūnai nesėdi. Aišku, jie praeina daug, aš suprantu, kad trūksta pareigūnų, bet mes su kitais aukštais, su tais vadinamą bachūrų kastą einam valgyti į valgyklą. Bet kas norės tą padaryti, tas padarys. Atsisakiau eiti į būrį, izoliavo mane čia 48 valandom, čia vadinamas 17 kamera. Ir įsikvietė mane KŽS-as, įsikvietė ir paklausė, kur galėsi gyventi. Sakau, kameroje. Sakau, aš esu saugiausia, kuo mažiau, kad jo. Bylą, sakau, netgi esu iškėlę, sako, mes neturim duomenų. Tai sakau, reikia laukti, kol mane sužalos, dar kažką. Ir man parėjau atgal, mane tada į šitą patalpą įsikvietė 10 val. Ryto tą vadinamą komisiją. Pavaduotojas, visa administracija buvo. Mane paskiria į vieną didžiausių lokalinių sektorių. Kur labai daug žmonių yra, ne? Be galo, kur daug žmonių. Tai didžiausias lokalinis sektorius, vadinama darbo zona, Rabočkė, kur po 15, po 10 netgi nuteistųjų kameroj. Aš sakau, aš paaiškinau, sakau, aš pavardės nurodžiau viską, kodėl negaliu, kaip, kas. Man pasakė, kad mane už parankių paims ir nuves į tą būrį, jeigu aš atsisakysiu eiti. Baigit jūs juokaujat, sakau, nebe tie laikai, nebe kaip anksčiau būdavo, taip tikrai visko būdavo, bet sakau, nebe tie laikai. Man šokas buvo svarbiausiai dėl to, kad šitiek daug pareigūnų, auklėtojai, visokie, ir kitų pareigūnų net nepažinojau, pavaduotojas, tas operas vadinamas, kažkas, taip kitokį dalyką šnekėti. Ir aš taip pagaunu vaizdą, kad nei vienas registratorius neįjungtas. Aš pareinu į kamerą, praryju 2 sprandžinas ir praryju 2 skutimus į peiliukus. Ir tada mane nuvedė čia, vadinama tą laikiną tokią kamerą su daiktais, nuvedė, atėjo kitas pareigūnas, sako, renkis eisi į būrį, sakau, neįsiu. Ir atėjo šios pamainos budintis. Sakau, budintis, tokia, sakau, situacija. Sakau, aš netgi, sakau, bijodamas dabar prarėjau, sakau, kokius, sakau, jūs per prievartą mane vesit. Tai va šitas budintis tikrai, sako, tegu, sako, jie patys ir tempėsi, sako, aš, sako, tikrai nesikišiu. Ir dabar esu uždarytas drausmės grupiai, vadinamoj. Ne todėl, kad kažką sumušiau, sužalojau, pavogiau, sulaužiau ar dar kažką. O dėl to, kad atsisakiau eiti į man paskirtą būrį.